Sveiki įsijungę, aš Aurelijus Bezekavičius ir čia aktualijų laida Alfa taškas. Šį kartą mūsų tema - rusiškos dujos ir Europos priklausimas nuo rusiškų dujų. Apie tai kalbama jau ne vienus metus. Tos kalbos, aišku, ypač sustiprėjo po to, kai Rusija pradėjo plataus masto karą Ukrainoje. Galiausiai priimti sprendimai, kurie turėtų privesti prie visiško rusiškų dujų atsisakymo. Tik tai klausimas yra, ar Europoje tai yra įmanoma. Dar gruodžio viduryje Europos parlamentas nubalsavo, kad rusiškų dujų importas palaipsniui ir galiausiai jau tada visiškai būtų nutrauktas iki 27 metų rugsėjo 30 dienos, bet skaičiai rodo, kad net ir bėgant karo metams ir tuoj mes jau turėsime 4 metus plataus masto karo, tos rusiškos dujos, kurios yra parduodamos Europai, jos vis dar pildo Rusijos kišenę ir taip kūrė visą Kremliaus karo mašiną. Rusija per 2025 metus į Europą vamzdynais eksportavo apytikriai 18 milijardų kubinių metrų gamtinių dujų. Reuters skelbė, kad tai yra mažiausiai nuo praėjusio amžiaus 80-mečio vidurio. Tačiau taip pat visai neseniai The Guardian paviešino publikaciją, kurioje taip pat skaičiavo, kad Rusijai tos dujos generuoja milijardus. Pavyzdžiui, pernai Kremlius iš suskystintų gamtinių dujų eksporto iš Jamalo terminalo į Europos uostus uždirbo daugiau negu 7 milijardus eurų. Ir kai kur ten tų rusų atgabentų dujų kiekiai netgi ir išaugo. Tai apie visą tai mes šiandieną pasikalbėsime. Nuotoliu prie mūsų prisijungė Briuselėje šiuo metu esantis europarlamentaras Paulius Saudargas. Sveiki. Sveiki. Pone Saudargai, tai kaip Jūs aiškintumėte tą situaciją, kad iš vienos pusės mes tarsi ir skaičiuojame, ar žiniasklaida ar neskaičiuoja, kad bėgant karo metams rusiškų dujų importas į Europą sumažėjo, tie skaičiai sumažėjo, bet tuo pačiu kai kur galima pamatyti net ir padidėjimus ir mes bet kokiu atveju skaičiuojame, kad Rusija iš to uždirba milijardus ir tie milijardai vėliau yra naudojami tam, kad rusų karo mašina ir toliau važiuotų ir toliau žudytų ukrainiečius. Kaip paaiškinti visą šitą dalyką? Taip, tai pirmiausia pilnas kontekstas. Reiškia, aš visada sakau, kad šito karo Ukrainoje ko gero ir nebūtų, jeigu Europa nebūtų priklausoma nuo rusiškų gamtinių išteklių. Putinas manė, kad Europa yra suvystęs, pasodinęs ant rusiškų dujų adatos ir Europa bus visiškai minkšta, nieko nedarys. Na, vėlgi, darė palaipsniui, prireikė ir 19-20 sankcijų paketo ir ginklus ne iš karto davė, tai mes tą visą dinamiką puikiai žinome su jumis. Bet matyt, Europa pabudo, nuo pat karo pradžios paskelbė Repower Europe planą ir dabar mes pagaliau, tik tai prieš šias kalėdas sugebėjome priimti reglamentą, kuris visiškai uždraudžia rusiškų gamtinių dujų importą į ES. Dabar dar šiek tiek kontekstui, tai kokie tie skaičiai, ką čia mes vis dar perkam ir kaip tai atrodo. Tai jeigu 21 metais mes dar pirkom, tai yra ES importavo apie 157 milijardus kubinių metrų dujų, tai maždaug apskritai pusę viso kiekio importuojamo. Tai dabar 24 metais tai sumažėjo maždaug iki 54 milijardų kubinių metrų. Tai jau yra apie 18%. Vėlgi, kaip ir teisingai paminėjote, jeigu vamzdynais skaičiuojant, tai importas iš Rusijos apie 10% lieka į ES, tačiau jeigu skaičiuotume suskystintas gamtinės dujas, tai yra 12,7%. Ir tik tai Rusija yra antra eksportuotoja po Jungtinių Amerikos valstijų ES. Tai vėlgi tie skaičiai yra sumažėję maždaug taip per 2/3 sumažėję importo skaičiai, bet jie yra dideli. Ir kaip minėjote, apie 7 milijardus iš suskystintų dujų būtent Europą Rusija uždirba per metus. Tai kad tą galutinai nutrauktume ir buvo pagaliau pasiūlytas iš Europos komisijos konkretus jau įstatymo projektas, reglamentas galiojantis visoje ES ir po ilgų dėrybų su taryba ir komisija mes tą reglamentą priėmėm. Turiu pasakyti, kad Europos parlamento ambicija buvo didesnė.
Aš ir pats, kaip pranešėjas nuo vidaus komiteto, pataisas, pasiūlymus sugriežtinti, tai yra dar paankstinti įsigaliojimą ir draudimą importo, išplėsti į naftą ir kiti sugriežtinimai buvo mūsų projekte Europos parlamento, tačiau taryba dėl suprantamų priežasčių, taryba turi atsižvelgti į įvairių šalių nuomonės, ten yra ir Vengrija, ir Slovakija, ir atsargi Vokietija, kitos valstybės, kurios atsargesnės, tai galų gale tas projektas buvo sušvelnintas, bet jis vis tiek yra ambicingesnis negu komisijos iš pradžių atneštas projektas. Ir dabar, ką pavyko priimti, tai tų pačių suskystintų gamtinių dujų importas pagal trumpalaikės sutartis, kurios yra sudarytos, tai nuo 26 metų balandžio 25 yra nutraukiamas. Gamtinių dujų vamzdynais importas pagal trumpalaikės yra nutraukiamas nuo 26 metų birželio 17. O pagal ilgalaikės sutartis, tai suskystintų gamtinių dujų turi būti nutrauktas nuo 27 sausio 1 dienos, o vamzdynais pagal ilgalaikės sutartis, kurios buvo sudarytos iki 25 metų, tai nuo rugsėjo 30 dienos. Tai štai su tam tikru uždelsimu, todėl taip ir vadinasi, phasing out, reiškia laipsniškai atsisakant rusiškų dujų, bet tie draudimai yra konkretus ir jie įsigalios kitais ir dar kitais metais pilnai visoje Europos Sąjungoje. Jūs paminėjote čia kelias valstybės, tai yra Vengrija, Slovakija, apie jas mes ne kartą esame kalbėję, paminėjote ir atsargę Vokietiją, kaip jūs pasakėte, ar ne, bet pavyzdžiui, remiantis tuo pačiu The Guardian straipsniu, Prancūzija 25 tapo didžiausia importuotoja ir tuo pačiu, pavyzdžiui, mes praėjusiu metu gale girdėjome iš Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono tokius pareiškimus, kad čia reikia į dialogą eiti su Rusija, su Putinu galbūt pasikalbėti ir panašiai. Iš vienos pusės čia galbūt kaip sąmokslo teorija gali skambėti, kad čia dujos ir, sakykime, tie Prancūzijos norai pasikalbėti yra susiję, bet iš kitos pusės galbūt ir galima rasti kažkokią paralelę. Nekeista jums yra, kad tos valstybės, kurios yra priklausomos taip smarkiai nuo rusiškų dujų, jos labiausiai ir nori kalbėtis su Rusija? Matot, Prancūzija importuoja suskystintas gamtinės dujas. Taip, iš tikrųjų, tai Yamal LNG buvo pagrindinė turbūt klientė Prancūzija. Prancūzijos uostai priėmė apie 87 laivus ir tai importas sudarė maždaug 6,3 milijonai tonų dujų, kurios buvo pristatytos į jos uostus. Tai LNG, tai reiškia suskystintas gamtinės dujas, gana nesunku pakeisti bet kuriomis kitomis dujomis iš viso pasaulio. Ar tai būtų iš Amerikos, ar iš Arabijos pusiasalio, čia yra iš Afrikos, čia nėra problemos. Čia tiesiog įsigaliojus reglamentui, prancūzai labai nesunkiai nusipirks tas dujas kitur rinkoje. Problema yra su taip vadinamom landlocked countries, tai yra, kaip čia, uždarytos neturinčios prieigos prie jūros šalis, kurios neturi alternatyvų, tai yra ta pati Vengrija, Slovakija, kurios turi dujotiekius ir čia yra šiokia tokia problema joms fiziškai užsitikrinti alternatyvas. Tai vėlgi, joms yra tie draudimai pratęsti šiek tiek iki 27 metų. Tai, bet nepriklausomai nuo to, reglamentas tai nėra sankcijos, tai yra jau įstatymas, dėl kurio yra susitarta, dėl kurio balsuota tiek taryboje, tiek parlamente ir jis jau galios galios tol, kol jo neatšauksim, o atšaukti yra labai sudėtinga procedūra, nes reikia pereiti vėl ir per parlamentą, ir per tarybą, ir per komisiją, taigi, ne taip paprasta jau bus. Tai aš manau, kad sprendimas vis tiek yra gana reikšmingas, turbūt 10-mečio projektas, kurį ES pavyko padaryti. Man tik dėl ko apmaudu, kad nepavyko įdėti naftos į šį reglamentą. Vėlgi daug kas sakė, kad tai yra teisiniai argumentai, kad reikia kito reglamento atskiro ir komisija planuoja. Bent jau ji pažadėjo per dėrybas, kad metų pradžioje, tai metai jau prasidėjo, aš laukiu, aš vis primenu įvairiuose kontekstuose komisijai šitą pažadą, kad atneštų dabar reglamentą naftos draudimui. Ir kai mes jau uždrausim naftą per reglamentą, o tai yra per ES įstatymą, tada jau bus rimta, tada jau mes tikrai galėsim sakyti, kad energetinė nepriklausomybė Europoje yra. O vėlgi Macrono kalbėjimas dėl
Ukrainos karo, dėl dėrybų, dėl kalbėjimosi su Rusija, na, nežinau, kiek čia tas kontekstas importuojamų dujų groja. Manau, kad gal ne tiek tas yra svarbu. Čia yra šiek tiek kitas kontekstas. Europa turbūt mato tas dėrybas vadovaujamas, vadinkim, Trumpo, kurios yra šiokioj tokioj, na, lyg ir aklavietėj, nes lyg ir progresas buvo padarytas, bent jau su ukrainiečių pusė, o koks progresas su rusų pusė, tai iš vis neaišku, niekas nevyksta, bet tai, kad prie jo jungiasi prie Makrono ir Giorgia Meloni, tai jinai jau, na, dviese, sakyčiau, dvi didelės valstybės Europos, jeigu kalba apie galimybę perimti, vėlgi formuoti naratyvą, perimti dėrybas į savo rankas, aš sakyčiau, tai yra gana geras ženklas, kurio, na, senai lyg ir nebuvo, ir jeigu pagreitėtų tas procesas, būtų kalbamasi, dėja reikia kalbėtis ir su kita pusė, niekaip kitaip dėrybų neužbaigsi, reikia matyti ir tą kitą pusę, tai tą karą gal pavyktų užbaigti šiais metais, aš to tikrai nuoširdžiai tikiuosi. Aš apskritai turiu tokią versiją, kad, na, rusai naudoja visada žiemą, spausdami ukrainiečius, bombarduoja energetinį infrastruktūrą, labai stipriai suintensyvėja raketiniai ir dronų antpuoliai būtent prieš energetinį infrastruktūrą žiemos laikotarpiu, tam, kad parklupdyti juos energetiškai, išvarginti, išsekinti visą žmonės, visuomenę, tai žiemai einant į pabaigą to sverto Putinas netenka. Ukrainiečiai sulauks pavasarį ir sakys, nu va, blogiausia jau praeity, dabar galim vėl laikytis. Tai aš taip tokią viltį asmeninę turiu, reiškia, nieko nepagrįsta kažkokiam kitom prognozėm, bet turiu tokią viltį pagal tai, kad gal artėjant pavasariui galėtų būti kažkokia tai atomaska. O tai gerai, dar apskritai grįžtant prie rusiškų dujų atsisakymo ir kadangi tie sprendimai Europoje, Europos parlamente jau yra priimti, aš tik tai noriu dar pasitikslinti. Tai jūs esate įsitikinęs, kad kadangi jau sprendimai yra priimti, kadangi jau tas, na, visas mechanizmas iš esmės yra užsikūręs ir turi pradėti veikti, jūs neturite abejonių, kad kažkas gali sukliudyti rusiškų dujų atsisakymui. Nežinau, kas tai galėtų būti, bet jūs atmetat tokius variantus. Ar vis dėlto, na, yra tokia tikimybė, kad nepavyks, pavyzdžiui, tų terminų įgyvendinti? Nepavykus įgyvendinti terminų laukia baudos. Ir tai yra aiškiai išdėstyta reglamente. Tuo ir skiriasi šis reglamentas, kad tai yra, kaip minėjau, dar kartą pakartosiu, tai yra įstatymas, kuris privalomos visiems. Aprašyta tiksliai, kaip reikia laikytis to įstatymo, kas gresia įstatymo nesilaikant, kokios yra sankcijos, tai yra milijoninės baudos. Vėlgi šalis narės turės tai įgyvendinti, šalis narės turės pasirinkti ir paskirti tas baudas, bet vėlgi prižiūrės Europos Sąjunga. Tai yra bet kokiu atveju, jeigu kas nors nori ką nors apeiti, daryti nusikaltimus, tai žinot, žmonės ir įstatymus apeina ir galbūt ir atskiros valstybės gali apeiti ir tarptautinius susitarimus ir dar kažką. Tai, tai mes tokių pavyzdžių pasaulyje esame matę, bet kokiu atveju tai yra labai apsunkinta, tai pasidaro ekonomiškai nerentabilu. Ir tai veikia kaip ir sankcijos, jos neveikia, na tai absoliutiškai. Vis tiek tu gali apeiti kažkur tai su kažkuo tai tas sankcijas per kažkokią schemą, bet tai pasidaro jau ir techniškai, ir ekonomiškai daug sudėtingesnis reikalas. Tai ir čia yra aiškus reglamentas, aiškios taisyklės, visos šalis bus verčiamos jo laikytis ir visos šalis aiškiai turi planą prieš akis. Štai viskas, yra terminai, jūs turite ieškoti alternatyvų, jūs turite investuoti į infrastruktūrą, jeigu jos dar neturit, kažkam trūksta ir na, dėl dujų aš manau, kad tikrai išsispręsti galima, galbūt šiek tiek daugiau nuogąstavimų buvo dėl naftos, todėl tas sprendimas matyti yra atidėtas ir laukiam dabar iš komisijos naftos reglamento, nes čia su nafta šiek tiek bus problemų vėlgi Slovakijoje, Vengrijoje veikiančiom įmonėm, bet žingsnis po žingsnio mes ir tą padarysim. O kada naftos importo draudimas galėtų virsti realybę? Įmanoma prognozuoti?
Europos komisija davė pažadą ateiti su reglamentu metų pradžioje. Žinant, per kiek laiko mes apsvarstėme aną reglamentą, tai aš tikiuosi, kad per pusę metų tas sprendimas galėtų išvysti dienos šviesą, nes mes svarstume tokius dalykus, pagreitinta tvarka. Aišku, prašytume ir šiam reglamentui pagreitintos tvarkos, kad kuo greičiau prasuktume per visą ES mašineriją sprendimų priėmimo. Tai, tikėtina, kad iki metų pabaigos mes sprendimus turėtume ir jie vėlgi galėtų tada įsigalioti tas draudimas nuo 27. Aš bijau dabar spekuliuoti ir burti iš kavos tirščių, bet matyt vėlgi laipsniškas, tas būtų laipsniškas atsisakymas trumpalaikiam sutartim, ilgalaikiam sutartim atskiri dalykai, galbūt kažkokios išimtis, vėlgi landlocked countries, tom, kurios neturi prieigos ir kitų alternatyvų ir taip toliau. Bet kokiu atveju aš tikiuosi, kad komisija pažado laikysis, tai reiškia procesą pradėsim šiais metais. Pakalbėkime dar apie sankcijas. Rusijai jūs pats irgi užsiminėte, kad, taip bent jau tikitės, kad galbūt šie metai, tai yra 2026, gali būti tie, kai karas baigėsi. Čia mes, aišku, dar negalim pasakyti, ateities nenuspėsime, tų prielaidų ir prognozių yra visokių. Viktoras Orbanas sako, kad iki 2027 metų Rusijai galėtų būti panaikintos visos sankcijos. Čia, aišku, irgi suprantame, kad su ta sąlyga, jeigu yra pasiekiamos kažkokios pasiekiama kokia nors taika, kažkokia apimtimi, kažkokiais susitarimais. Jeigu net ir ta taika yra pasiekiama, jūs manote, kad tada iš karto reikia nuimti visas sankcijas Rusijai? Kaip tai turėtų atrodyti? Nieko panašaus aš nemanau ir nepritariu ir manau, kad Lietuvos pozicija visada bus griežta Rusijos atžvilgiu. Jokių sankcijų skubėti nuimti nereikia. Manau, kad ir parlamentas Europos visada laikosi griežtesnės pozicijos, mums pavyks tą išlaikyti, tačiau savaime suprantama, kai vyksta dėrybos, tai viskas yra ant stalo. Ir tą mes turim suvokti ir žiūrėti realybėje akis, lygiai kaip ir tas taikos planas, kuris jau kaip ir pritartas iš Zelenskio pusės ir Ukrainos pusės, kad štai mes galime eiti į tam tikras nuolaidas, čia reiškia, net ir dėl teritorijų ar dėl stojimo į NATO, mes matom, kad jis yra gerokai blogesnis, negu kada nors mes stovėjom už kokią nors poziciją, negu mes pasisakėm, negu mes reikalavom. Tai mes vėlgi turim būti optimistai, bet kartu ir realistai visada. Turim tikėtis geriausio, bet ruoštis blogiausiam. Tai ką per dėrybas pavyktų pasiekti ir koks tas susitarimas galėtų būti, man sunku prognozuoti, bet kad galimai sankcijos, jų atšaukimas galėtų būti ant stalo, tai tikriausiai, kad galėtų. Bet už tai aš ir džiaugiuosi tuo, kad mes priėmėm reglamentą, kuriam jau reikia valios 3 ES institucijų, kad jie atšauktume. Tai čia nėra taip paprasta. Tai aš tikiuosi, kad mes spėsim greitai priimti ir reglamentą dėl naftos. Nes jeigu karas eis į pabaigą ir tas aiškiai šviesa tunelio gale matysis, tai priimti reglamentą dėl naftos gali būti dar sunkiau. Todėl aš tikrai visais frontais raginsiu komisiją kuo greičiau nešti tą reglamentą. Rusija, sakykime, sugrįžti kažkokia tai apimtimi tą pasaulio ekonomiką, pasaulinę rinką, ar vis tiek vakarams reikėtų ją stengtis palikti labiau tokią izoliuotą? Savaime suprantama, todėl kad Rusija yra nedemokratinė valstybė, Putino režimas yra visiškai užzombavęs visą visuomenę per propagandą, per nuolatinį pilimą į ausis visos šitos vatos iš visų medijų. Ir dabar apskritai Rusijos ekonomika yra pirmas dalykas centralizuota, korumpuota, militarizuota, infliacija yra milžiniška, ekonomika pagaliau pradėjo nebeaugti Rusijos, nors keista, bet visus 4 metus karo, nepaisant sankcijų ir nepaisant karo, BVP šiek tiek augo, bet dabar, suprantama, dėl karo pramonės užkurtos, dabar tas šiek tiek pradėjo mažėti ir ekonomika pradės eiti žemyn. Tai aš tikrai norėčiau sulaukti režimo pabaigos, o paprastai režimui pabaiga ateina greičiau, kai byra ekonomika. Tai mes net ir Irane matom, reiškia, dabar prasiveržusius protestus dėl, reiškia, milžiniškos infliacijos. Tai žmonės paskatina procesai, kai jau jų kišeniai tiesiogiai stipriai atsiliepia, tai jie tada išeina į gatves. Ar taip atsitiks Rusijoje, galim tik viltis.
Saudargai ir tada dar pabaigai. Čia gali būti, kad šią savaitę ir paaiškės, Donaldas Trumpas iš esmės yra uždegęs žalią šviesą, ar ne, sankcijų Rusijai paketui, kuris iš esmės leistų bausti šalis perkančias rusišką naftą, čia taip supaprastintai kalbant, bet kai kurie ekspertai kalbėjo apie tai, kad greičiausiai nebus tas sankcijų paketas priimtas, tai yra tiesiog tokia kaip spaudimo priemonė, kad štai žiūrėkite, mes jeigu norėtume, tai galėtume priimti tą sankcijų paketą. Donaldas Trumpas yra, jam uždegė žalią šviesą ir panašiai. Kaip Jūs galvojate, kaip čia susiklostys šitą situaciją? Prognozuoti Trumpo veiksmus yra neįmanoma, kaip mes matom pastarąjį laikotarpį, ir aš irgi to neužsiimsiu, bet taip, tai yra vienas iš būdų ir aš manau, kad Trumpas gana yra reaktyvus, jis turi tam tikrą strategiją, vėlgi veikia nekvailai dažnai, bet taip pat reaguoja į susidariusią situaciją. Tai vėlgi dėl Venesuelos naftos, kokia bus situacija, su Rusijos tanklaiviais gal kokių incidentų dar naujų įvyks ar panašiai, tai ta situacija gali pakrypti ir Rusijos, vadinkim, naratyvas Rusijos nenaudai. Ir tos sankcijos gali sugriežtėti. Ir tai būtų labai geras dalykas, todėl kad Rusija gelbėja Kiniją, Indiją, ypatingai Indiją, perėmusi visą importą, ką ES mažina, tai Indija didina. Jeigu Kinija ten išlaiko panašiam lygį visą tą laiką iš tikrųjų, tai tikrasis Rusijos gelbėtojas tai yra Indija. Tai ir Amerikos sankcijų tikrai, jeigu Kinija gal netiek bijo, tai Indija, manau, tikrai bijo. Ir čia būtų stiprus smūgis dar iš kitos pusės veikti Rusijos ekonomiką. Iš vienos pusės ES, jeigu iš kitos pusės susivienytų stipriai Amerika, tai mes pokyčius priartintume. Pone Saudargai, ačiū Jums už pokalbį. Tai buvo Paulius Saudargas, tiesiai iš Briuselio, europarlamentaras. Dėkoju, kad prisijungėte. Ačiū ir visiems Alfa taško žiūrovams. Kol kas tiek apie tai, kaip galbūt galima ir toliau spausti Rusiją ir kokią naudą iš to turėti, koks iš tikrųjų bus efektas, žinoma, pademonstruos tik laikas ir apskritai turbūt ES valia. Ačiū, kad žiūrite, pasimatome kitose Alfa taško laidose. Iki.